kokias sritis ar nišas įvardintum, vat, kurios tau atrodo perspektyvios ir potencialiai labai pelningos, kad vat, jaunas verslininkas galėtų skirti savo laiką? Aš manau, kad apie tai dabar visi kalba, tai dirbtinis intelektas, nes tai yra turbūt greičiausiai auganti rinka. Ir man atrodo, kad mes šiuo metu žiauriai neišnaudojam dirbtinio intelekto. Visi, netgi tie patys žmonės, kurie vadina save IT specialistais, jie vis tiek neišnaudoja tikrai tiek, kiek galėtų išnaudoti AI. Ir aš beje irgi tarp jų, mano irgi tas panaudojimas yra gan ribotas. Tai aš manyčiau, kad tai būtų sritis, kuri reiktų gilintis. Tai aš galbūt jauniems žmonėms siūlyčiau tiesiog pagalvoti apie paslaugų teikimą, naudojantis tais įrankiais. Kad ne pats kurtum kažkokį įrankį, bet tu tiesiog labai gerai išnaudotum tą įrankį, taptum 10 kartų efektyvesnis negu bet kuris kitas paslaugų teikėjas ir tokiu būdu tiesiog galėtum 10 kartų daugiau uždirbti negu tie kiti paslaugų teikėjai.